kitas, kiti faktoriai, kurie irgi daro įtaką mūsų persidirbimui ir pervargimui, tai yra baimės. Šiuo atveju tai būtų labiau ta motyvacija nuo arba kai mes nuo kažko tai bėgame. Tai šiuo atveju, jeigu kalbėsim apie baimės, tikrai pamatysit, kad tai yra labai artimi dalykai. Bet kuomet kalbam apie baimės, tai dažniausiai yra pasitaikančios tokias baimės, kad žmonės bijo savo artimos aplinkos arba artimo rato pasmerkimo ir atstumimo. Nes vėlgi mes turim tokį įsitikinimą arba tokią visuomeninę nuomonę, kad jeigu tu nedirbi arba jeigu tu neturi kažkokios veiklos, vadinasi, tu esi niekas. Vadinasi, tu greičiausiai neturėsi draugų, greičiausiai artimieji į tave žiūrės kažkaip tai kreivai arba keistai. Ilgainiui buvę kolegos pradės į tave kreivai žiūrėti ir taip tai žmogui yra nemalonu ir jisai nenorėdamas patirti, pajusti šito nemalonumo, jis pasineria stačia galva į darbus ir visiškai pamiršta apie kitus savo poreikius. Antroji baimė tai yra susijusi su finansiniu poreikiu arba finansiniais norais, tai bankroto arba nepakankamų pajamų baimė. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie turi verslus arba tie, kurie yra solo verslininkai, tie vadinami amatininkai, taip jie dažnu atveju persidirba dėl to, kad jiem kyla mintis, kad jiem reikia būtinai sumokėti mokesčius, kad jiem reikia, jeigu tai yra verslas, kad jiem reikia uždirbti pinigus, kuriuos galėtų išmokėti savo darbuotojams. Žodžiu, visą laiką viską mes pakabinam ant to reikia ir ant tų būtinųjų pajamų ir vėlgi bijodami, kad kažkas tai nutiks tokio, jeigu mes neturėsim tų pakankamų pinigų, būna tikrai dažnu atveju net žmonės neįsivardina, o kas yra tos pakankamos pajamos. Ir dėl to tas įvyksta tie persidirbimai ir tie pervargimai. Aišku, žmonės natūraliai, ypatingai tie, kurie yra dirbantys samdomą darbą, jie bijo darbo praradimo. Nes, vėl niekams turbūt nepaslaptis didelėje dalyje įmonių ir darbdavių yra tas požiūris, nebūtinai tai yra tiesa, bet tiesiog yra tas toks vėlgi susidaręs visuomeninis požiūris, kad jeigu žmogus nedirba daug, jeigu žmogus nedirba viršvalandžių, nes viršvalandžius dirbti didelėje dalyje įmonių yra tarsi norma. Tai vadinasi, jisai nėra geras darbuotojas, arba jis yra niekam tikęs darbuotojas ir galbūt jį gali atleisti. Bet tai vėl yra labiau žmogaus galvoje sėdintis įsitikinimas, kad jeigu aš nedirbsiu labai sunkiai ir labai daug, jeigu aš darbe nepraleisiu ne tik tai tų 8 valandų, kurios yra skirtos darbui, bet ir daugiau, tai mane gali atleisti. Grįžtant prie tos pačios kontrolės, apie ką mes kalbėjom, kad poreikis visus kontroliuoti, tas poreikis dažnu atveju kyla iš tos pačios baimės, apie kurią aš jau minėjau, kad kiti nepadarys taip gerai, kaip jie patys. Todėl seka vis kiekvieną žingsnį, užsiverčia krūvomis darbų, kurias tikrai galėtų padaryti kolegos, padarytų tikrai neblogiau negu tas žmogus, kuris tą užduotį sugalvojo, o kartais net ir dar geriau. Dar viena baimė yra tai, kad kiti palaikys juos silpnais arba nevykėliais. Jeigu tu nedirbi, jeigu tu pasakai, kad tu pavargai, tai kas čia per pavargimas? Tai tu esi kažkoks nevykėlis, tu esi kažkoks tai silpnas, vadinasi, tau reikia, kažką su savim daryti, daug dirbti. Ir tam, kad tu įrodytum, kad tu nesi silpnas arba kad tu nesi nevykėlis. Kitaip tariant, aš negaliu leisti savo pavargti, nes ką apie mane pagalvos kiti. Dar viena baimė, kartais irgi žmonės susikuria savo tokių labai įdomių baimių, kad pavyzdžiui, aš neturėsiu apie ką kalbėti, kuomet liksiu su antraja pusė, vienu, su antraja pusė, arba kuomet būsiu draugų rate, kurie yra dirbantis. Taip aš dabar nedirbu sunkiai arba nedirbu apskritai, arba nesu linkęs persidirbti ir neturiu kažkokių kitų temų, apie ką kalbėtis. Taip nutinka, taip tai galbūt nėra labai dažnas atvejis, bet tai yra viena iš tų baimių, kurios kartais apsilanko žmonių galvose. Ir dar viena baimė, kad man bus nejauku draugų kompanijoje.
Pavyzdžiui, jeigu būna tikrai, paskutinė klientė tikrai labai stresuoja dėl to, kad ji šiuo metu intensyviai ieškosi darbo, jai nesiseka. Ir vienas iš tų momentų ir yra būtent apie tai, kad man nejauku draugų kompanijoje, nes jie visi yra dirbantis, jie dalinasi ten visokiais prisiminimais ir visokiamis istorijomis iš savo dabartinių darbų, o aš tiesiog negaliu palaikyti pokalbio ir dėl to aš jaučiuosi labai negerai ir labai nejaukiai, vien tik tai dėl to, kad neturiu apie ką su jais daugiau kalbėtis. Tai čia yra tokios tie poreikiai ir tos vadinamos baimės,